tokią parodą padaryti didelę, tai jums ne 2 pirštus apmišti. Čia ne juokai. O šiaip, jeigu rimtai, tai čia buvo praeitą savaitę chebrytė, tokie atėjus prašė manęs papasakoti apie šitą parodą ir vienas, atrodo, Tadas Šarūnas Ambairio paklausė, apie ką šitą parodą, tiksliau, apie ką šitas menas. Tai aš kažkaip įvarė mane į kampą su to klausimu. Neturėjau ką atsakyti, bet po to pagalvojau, kad pirmiausia, matyti visą šitą parodą koduoti reikia ne nuo klausimo, apie ką šitas menas, bet kodėl jis yra. Kodėl šitas menas? Tai kodėl? Todėl, kad 88 metai, tas visas laikotarpis, tu gal pas atsimeni, kai viskas ten vyrė, toks buvo labai keistas laikotarpis, tas visas avangardizmo pakilimas ir tokių dalykų, nebūtinai, šitą prasme tokių, bet panašių dalykų labai daug buvo pas mus Lietuvoje. O Znamierovskis su Sruogiu irgi tada 88 pradėjo daryti šitos dalykus. Ir kaip tik sutapo su to, kai jie įstojo Dailės akademiją, o kaip tik dar ir 88 buvo ta revoliucija garsioji, kai išvijo tuos tarybinius pakalikus ir priėmė tuos geruosius, tyliuosius modernistus, tuos švariuosius, nekorumpuotus ir taip toliau, kabutėse. Tai matyt, kad jiem buvo iš dalies Znamierovskiui ir Sruogiui dar kažkokia reakcija ir tai, kad jie toj Dailės akademijoje ten įstoja, pasijuto tarsi tokiam kalėjime, nors atrodo, kad 88 metai, tai čia išlaisvėjo ta visa Dailės akademija. Ten, kai mes interviu darėm, tai Znamierovskis sakė, kad kadangi jie ten pas Pečiukonį Dailioškiai, kai mokėsi, jie buvo tokie 2 atskiri hiperrealistai. Ir kai prasidėjo tas 88 metais tas jau tautinės dailės atgimimas akademijoje, tai ten tam Sruogiui buvo peilis didžiausias, žinai, nes jis buvo toks, atkalačindavo visus tos hiperrealistinius piešinius, žinai, bet jis juos su trafaretais atvarydavo, ne rankom, o išpurkšdavo su tuo aerografu. Tai matyti iš dalies ir tai lėmė, kad jie metėsi į tokius dalykus avangardinius. Kita vertus, Znamierovskis jau prieš tai kelis metus su Algiu Ramanausku, kadangi jie buvo klasiokai, Lazdynuose mokėsi kartu, tai jie ten jau varydavo visokius bairius jau kelis metus prieš tai. Ir Gintaras sakęs yra, kad Ramanauskas tada kino kamerą turėjo tėvo, Znamierovskis Zenitą ir jie varydavo visokius performansus. Arba namie kažką darydavo, arba kaip Gintaras sako, kyla idėja eiti į gamtą, pavyzdžiui, žiemos naktį ir eina ten vienas girtas, kitas negirtas ir daro performansą kur nors pusnyse. Tai čia ir sukaupta, nežinau, turbūt, kad didžioji dalis to jų konceptualizmo. Čia toks dar painus dalykas, kad aš pavadinau jau savo iniciatyvą visą tai Lazdynų konceptualizmu, nes visa ta veikla daugiausia plėtojasi Lazdynuose arba Bukčiuose. Lazdynai tada buvo dar toks ribinis rajonas, o Bukčiai dar buvo miškai, tokie šiukšlynai, dabar visą ten užstatyta naujų rajonų. Tai kadangi jie ten daugiausia ir bazavosi tose vietose, ar kažkur namie pas save darydavo tos dalykus su Algiu, tai aš ir pavadinau Lazdynų konceptualizmu. Bet esmė tame, kad Gintaras su Algiu darydavo savo kažkokius dalykus, ten vienas kitą fotkindavo arba kažką kartu darydavo ir kartu dar atskirai Znamierovskis su Sruogiu.
toj serijoje pasidaro iš to kažkokia tokia antiprasmė. Dalis tų dalykų iš vis yra kažkokie objektai rasti arba net tokios mini site-specific instaliacijos, kažkur gamtoj sudėliotos, nufotkintos arba namie sudėlioti kažkokie dalykai. Va ten Gintaro toks vienas pavyzdys kaip intervencija tokia, jo senelio Česlovo Znamierovskio, tokio tarpukario ir sovietmečio peizažisto namas yra Antakalny prie Sapiegos ligoninės. Jeigu kas nors kartais Trulikų važiuoja, tai gali pamatyti, kai yra Sapiegos ligoninės tvora ir toks namelis prie jo stovi. Ir toks anksčiau būdavo labai sodai tokie žydėdavo. Tai ten tas senelis gyvendavo ir Znamierovskis ten yra pradžioj, vadinasi, na palauk, tokia padaręs akciją tarptų senelio, kadangi visas tas būtas iškabintas senelio paveikslais, tai jis tarptų senelių atsišvietęs, na palauk, to animacinio filmuko reprodukcijas įterpė tarptų senelio tapybos darbų savo tas reprodukcijas ir taip fotkino tam tikrą seriją. Tai čia toks irgi pseudo performances. Ir visi tie dalykai yra atspausti iš foto negatyvų. O va šitoj daly baltoj, kurioje mes ir stovime dabar su Evaldu, tai čia surinkti originalai daugiausia. Tai koliažai yra. Gintaras su Srogiu. Daugiausia čia Gintaro, nes Srogis kažkaip, matyt, mažiau išsaugojęs yra. Tai čia vat, visi tie dalykai yra originalūs. Tiesą sakant, Gintaras jau kiek 2 mėnesiai paroda vyksta, tai Gintaras dar dabar atkasa, vat, man atsiuntė kelis koliažus. Čia dar iš tikrųjų ne visas spektras parodytas.